Labas rytas, ponas ministrė, gerbiami Lietuvos Respublikos Seimo, vyriausybės nariai, ponai merai, garbūs užsienio svečiai. Sveikiname jūs visus atvykus į tarptautinę konferenciją kooperacijos metams paminėti, skirtą Jungtinių tautų paskelbtiems tarptautiniams kooperatyvų metams pažymėti. Jūsų plojimai. Šią konferenciją siekiama pabrėžti kooperatyvų indėlį į darnią, socialinę, ekonominę, aplinkosaugos plėtrą, pristatyti tarptautinės gerąsias praktikas ir aptarti kooperatyvų vaidmenį, užtikrinant Lietuvos žemės ūkio konkurencingumo ir iniciatyvumą. Labadiena, gerbiami svečiai, kolegos, žemdirbiai, kooperatyvų atstovai, kooperacijos puoselėtojai, mėgėjai ir šiaip prijaučiantis. Man yra malonu pasveikinti jūs, susirinkus čia į gražią, ypatingą vietą. Nuoširdžiai dėkoju visiems susirinkusiems į šį renginį, skirtą aptarti ir sustiprinti kooperacijos vaidmenį šiandieninėme žemės ūkyje. Džiaugiuosi, kad šią konferenciją rengiame minėdami tarptautinius kooperatyvų metus. Tai suteikia mūsų susitikimui dar daugiau simbolinės ir praktinės prasmės. Ypač vertiname tarptautinių partnerių dalyvavimą, nes jų patirtis ir žinios suteikia galimybę pasisemti įkvėpimo bei atrasti bendrus sprendimus, kurie prisidės prie stipresnės Europos žemdirbių bendruomenės kūrimo. Kooperacija Lietuvoje tampa vis svarbesnė jėga, formuojančia tvarę žemės ūkio ir maisto grandinių ateitį. Per pastaruosius metus mūsų kooperatyvai nuosekliai augo, stiprindami savo organizacinius gebėjimus ir ruošiasi naujam kokybiniam šuoliui. Didžiulės pastangos ir investicijos nukreiptos į perdirbimo pajėgumų plėtrą yra ryškus įrodymas, kad mūsų ūkininkai siekia ne tik didesnės pridėtinės vertės, bet ir stipresnių pozicijų tarptautinėse rinkose. Tai tvirtas žingsnis link konkurencingumo, inovatyvesnio ir atsparesnio žemės ūkio sektoriaus. Šis renginys yra išskirtinė proga dalytis patirtimi, užmegzti naujų ryšių ir aptarti idėjas, kurios gali virsti konkrečiais projektais. Diskusijos ir pranešimai šiandien apims platų temų spektrą. Nuo kooperatyvų sėkmės istorijų iki inovacijų ir ateities vizijų. Todėl tikiu, kad čia gimę sumanymai taps svariu postūmiu tolesniai kooperacijos plėtrai. Dar kartą dėkoju visiems dalyviams už įsitraukimą ir linkiu sėkmingo renginio, kuris taps tvirta platforma naujoms idėjoms, partnerystėms ir sprendimams, stiprinantiems mūsų žemės ūkį bei visą bendruomenę. Kolegos, kooperacija yra mūsų ateitis. Geros konferencijos, prasmingo laiko. Ačiū už dėmesį. Ačiū Jums. Labadiena visiems. Iš tikrųjų, šiandien ta tema yra labai aktuali visiems. Ir gyvenimas susiklosti taip, kad aš rytą kiekvieną kartą, klausydamas apie kaimą, sėdžiu mašinoje ir klausau radijo aparato. Ir apie kooperaciją yra daug kalbama laidoje žemdirbiams rytą, tai yra labai smagu, visos problemos yra išsakytos ir žinomas. Ir aš manyčiau, kad šiandien yra ta diena, kada mes išeinam į platesnius vandenius, į tarptautinius, galėsim pasisemti patirties dėl kooperacijos tolimesnės vystymos ir eiglos. O aš tai labiausiai džiaugiuosi, kad jūs pasirinkot Kauno rajoną, kuriame yra visos žemės ūkio aptarnaujančios įmonės, mokslos yra Kauno rajone, tai
tam kooperatyvui yra galimybė plėstis ir jungtis ir tuo labiau, kad mes esam pačiam Lietuvos centre. Tai, kągi, noriu palinkėti gero įspūdžio, gero darbo, geros patirties ir ta kooperacija, kuri yra žemės ūkyje, tikrai plėstų ir, kaip ministras paminėjo, visi gautumėt naudos iš tos kooperacijos. Sėkmės, geros konferencijos visiems. Ačiū labai. Labadiena. Esame tokioj labai geroj vietovėj, Raudondvario pilyje ir kooperacija tuose sienose dar tvirtės. Aš iš tikrųjų keletą įžvalgų tokių turiu apie mūsų kooperaciją. Čia jau mano asmeninė nuomonė. 90 metai, kolchozai žlunga, kuriasi nauja sistema. Mano manimu, šiandien kolchozų iš čia esančių beveik nieks nesigailė, jeigu gailėsi, galim padiskutuoti. Tada buvo idėja, tik mes jos nesugebėjom suprast, nes žemės ūkio įmonės, kaip tarkim Kauno grūdai, Rokiškio sūris, ar dabar kaip jie kitaip vadinosi, Žemaitijos pienas, visi, kurie pristatinėdavo ten produkciją, ką gavo? Pajų. Tai čia kaip ir kooperacijos toks pradmuo. Bet tie pajai buvo taip įsibarstę, kad mes ir nesupratom, kad mūsų tėvai, galbūt ne mes, nes tėvai tada ūkininkavo, gavo pajus kaip ir ūkiam išsisklaidžius. Ir tada ten jie buvo greitai nupirkti tų, kurie šiandien daugumą valdo tas įmonės. Bet jeigu mes būtume ten gerai pasisukę ūkininkai, būtume stiprus, tada mes būtume turėję dabar kitą situaciją. Po to pavadinčiau kitą etapą, tai tokį laukinių vakarų, kada prasidėjo privatizavimas, tai tada mums reikia kooperacijai lėšų, valstybė randa, ieško, perka, kažką padaro, bet jinai vėlgi ne visą laiką papuldavo į teisingas rankas. Ir mes nesuvaldydavom ūkininkai tų skirtų lėšų ir jeigu pasižiūrėsi, kiek tų milijonų, 100 milijonų litai skirta buvo kooperacijai, to efekto nedavė. Ir tai reikėjo, bet tam reikėjo laiko ir supratimo. Ir štai, iš tikrųjų, jau po 2000-ųjų įstojus į Europos Sąjungą ir atsiradus rimtesniai paramai, ūkininkai pradėjo galvoti apie tą tikrąją kooperaciją, jau atsikratėm tos kolūkinės baimės, kad kooperatyvas tai ne kolūkis. Ir tada iš tikrųjų įsikūrė ir grūdų stiprus kooperatyvai, ir pienas LT kaip pavyzdį, kur tikrai nemažai teko prie tos koncepcijos kartu su jumi. Jūsų idėjos buvo, man tik ministrų parašus reikėjo dėti ir atsakomybę prisiimti. Ir tada jau, dabar mes turim ir grūdų stiprius kooperatyvus, ir grūdų kooperatyvai galvoja apie tolimesnį perdirbimą, ar tai bulvių, apie būtent plėtrą įvairių sričių ūkyje diegimą. Ir aš galvoju, štai tas kelias, kurio mes turim eiti. Turim eiti į giluminį perdirbimą ir tik tai per kooperaciją. Taigi, šiandien gims idėjos, naujų minčių ir mes galvoju, esam tikrai dar kartą geram kely. Ačiū jums visiems, ačiū svečiams visiems. Labadiena visiems susirinkusiems. Iš ties, ta kooperacija prasidėjo jau susėdus prie šitų gražių apvalių stalų. Jau tam tikros diskusijos verda, iš ties smagu matyti, kad kooperacija rūpi visiems ir pradedant nuo turbūt ir vyriausybės, Seimo, ministerijos ir baigiant ūkininkais ir asociacijomis ir visais kitais. Tai išties sveikinu ir pirmiausia noriu padėkoti ministerijai už tą ryžtingą žingsnį nelengvų metu. Kaip ten buvusių nebūna, ministras tikrai bus visada ministru, jisai pats kooperatyvo narys, tai kooperacijos tos idėjos turbūt tikrai vėliavnešys galės būti ir toliau. Mes visi tikrai prie to prisidėsim ir padėsim. Tai tikrai ministerijoje lieka daug gerų darbščių žmonių, kurie, manau, tas idėjas, kurios šiandien bus išgirstos, susistemins, sudėlios į lentynas, o iš tų lentynų, jeigu reikės padėti įgyvendinti, tai tikrai mes čia esantys tą padarysime. Tai tikrai, smagu
prisiminti praeitį, bet norėtųsi palinkėti, kad kitoje panašioje konferencijoje mes pasidžiaugtume už tuos sprendimus, kurie bus, galbūt gims čia. Tai iš tiesų visiems gero darbo. Čia pradėjot nuo to, kad čia mokysimės, tai kad ir išmoktume, sužinotume ir tai būtų tikrai prasminga ir naudinga. Visiems ir kiekvienam. Tai gero laiko ir smagu būti čia. Ačiū labai. Iš anksto nerašiau kalbos, tai nežinau, čia bus gera naujiena jum ar bloga, nes kalbėti šiaip jau mėgstu, o ypač apie kooperaciją. Ir man labai smagu matyti tiek daug žmonių, kurie čia susirinko ir tie visi veidai man jau matyti ir daug kartų, nes taip kaip ir jūs, taip ir aš turiu tą pačią kooperacijos virusą. Užsikrėtęs ir tikiuosi, kad visam gyvenimui, taip kaip ir jūs. Man smagu tai, kad tarpe mūsų yra kooperatyvai, kuriuos turėtumėm lygiuotis, tai yra europinio lygio kooperatyvai. Ir reikia pripažinti, čia tokia istorinė atkarpa šiek tiek apkalbėjo ministras Kazimieras Starkevičius. Tai yra būtent Lietuvos, nepriklausomos Lietuvos atkarpa, kurioje statėme kooperatyvus ir turime dėja apgailestauti, kad turėjom labai puikų laiką iki sovietmečio, kada Lietuvos kooperatyvai buvo europinio lygio kooperatyvai ir į juos lygiavosi daugelio šalių kooperacijos tikriausiai entuziastai. Tai dabar mes iš tikrųjų esame toje stadijoje, kada vis dar esame jauni, kurie norime turėti vakarietiškus kooperatyvus, ne sovietinio lygio kooperatyvus, nes mes, kaip žinia, turėjom ir anais laikais Lietkop sąjungą, ir tie patys kolūkiai, neva kaip ir kooperatinis buvo bendras veikimas. Tai dabar būdami tokie dar vis pirmuosius žingsnius bežengiantis, mes turime patys savo daug klausimų, mes tų klausimų atsakymų ieškome visur aplinkui ir mums smagu tai, kad šitoje konferencijoje galbūt pavyks tos atsakymus rasti, dalinantis, diskutuojant ir be abejo klausantis pranešimų tų, kurie kooperacijoje jau yra daug ką padarę ir turintis jau labai aiškius klausimus, kaip juos galėtų spręsti. Tai ką, gero visiems darbo. Ačiū, kad esam. Thank you very much. Honorable Minister of Agriculture, Honorable Chief Advisors, to the President of the Republic, distinguished guests and colleagues. As Vice President of COGECA, it's a great honor for me to be here with you today in Kaunas. Thank you very much for invitation in this important gathering to celebrate the International Year of Cooperatives and to reflect at the role of the cooperatives play in building a fairer, more sustainable and more resilient agri-food sector. This year, International Year of Cooperatives highlights our crucial role in sustainable development. It's a change to inspire leadership, boost public awareness, promote growth, advocacy for support, and this very much in line with COGECA's policy objectives. Our potential influence is exponential. We just need more people to understand cooperatives and to value they create for farmers, business partners, consumers, and rural communities. For those of you who may be less familiar with us, COGECA is the voice of the European cooperatives. Together with COPA, we represent the European farmers and more than 30,000 cooperatives across the European Union. These cooperatives bring together their farm owners and collectively support employment and development across rural areas. Our mission is to ensure a viable, innovative, and competitive EU agriculture and agri-food sector that guarantees food safety for 500 million citizens. Together with our colleagues from across the EU, including the Association of Agricultural Cooperatives present and other Lithuanian sectorial organizations, we work every day to promote the interest of farmers and their cooperatives. Our key objective is to influence the EU decision-making process and to recognize the vital role of the Lithuanian members
and stand firmly with you. We are committed to defending your interest at European level. Looking ahead, the debate on the future of the EU budget and CAP will be decisive. Farmers and their agri-cooperatives need predictability and adequate resources to invest in sustainability, innovation, and rural jobs. It is vital that we collectively defend the interests of cooperatives, farmers, and our rural areas. The agricultural cooperatives and cooperative sector from the very backbone of your economy and society, providing not only sustenance but also a way of life that has sustained generations. We must not therefore allow these foundational pillars to be eroded by inattentive policy. There are so many key policy developments taking place at the EU level that requires an attentive and critical analysis. Farmers and rural community deserve predictable, fair, and adequate support to meet today's challenges and tomorrow's goals. We are working together to secure a strong CAP with a common inflation-adjusted budget that preserves a single market. Defend fair trade through renegotiation with the US for meaningful tariff relief for the agri-food sector and halt Mercosur ratification. We work to cut red tape by launching a real simplification agenda covering food safety and accelerating plant protection, environmental laws looking to target amendments to the Nitrate Directive to enhance circularity, and cross-cutting regulation like deforestation. Finally, we are open to not only to have a cooperative model fully recognized in the EU policy, but even to defend it. Cooperatives are not just another business model. They are a value-led organization grounded in principle of solidarity, democratic control, and long-term stewardship. They empower farmers to come together, pool resources, strengthen their position in the value chain, and ensure fair returns for their work. This is about Europe's future, and the International Year of Cooperatives invite us not only to celebrate our enterprises, but also to reflect on the policy changes we face and collectively address them. I thank you once again for the invitation and for your attention. I look forward to continue the dialogue through the International Year of Cooperatives and to work together to ensure the cooperation remains at the heart of European agricultural future. Also, I want to mention that I am a young farmer, representative of a cooperative, and I am involved in the agri-cooperative sector for 16 years ago. Our history is similar. We have common challenges, and I am sure changing the information and having a more intense collaboration, we can learn and could help each other to have better results in the near future. Thank you very much. Thank you.